kalbant apie kompetencijas šeimos gydytojo praktikoje, yra tikrai nemažai manipulacijų, kurios tikrai galėtų kaip etapinės kompetencijos, reiškia, kiek aš padariau, atlikau tų procedūrų, tikrai galėtų nugulti ir šitoje rezidentūroje. Tos manipulacijos, aš kalbu, tai yra atlikti procedūras, gimdos kaklelio vėžio patikrai reikalinga atlikti procedūrą, smulkių žaizdų susiuvimas, tai yra tokios tikros manipulacijos, kurių jeigu kuo tu daugiau atlieki, tuo tu geriau moki iš tikrųjų. Aišku, kita dalis kompetencijų tai yra tos visos žmogiškosios savybės, empatija, kurios tikrai labai reikia ir tikrai praktikoje jinai labai pasiteisina. Tai čia jau daugiau, sakyčiau, nežinau, kaip čia varnelėmis tu galėtum tą pažymėti, kiek aš kartų buvau empatiškas, tai čia taip sudėtinga gal būtų vertinti, būtų kaip KPI rodiklius, ar ne? Jeigu kalbėti, kuo dar iš tikrųjų esu išsibandžiusi savo praktikoje, tai yra kompetencija su šiuolaikinėmis technologijomis. Jeigu rezidentai jas įgytų universitetuose, savo rezidentūrų bazėse ir nusineštų, reiškia, tarkim, telemedicinos įgūdžius, kaip naudotis oftalmoskopų kamerą, kad gerai padaryti akies dugno vaizdą ir labai paprastai su ten tikrai nesudėtingos manipulacijos persiųsti specialistui, kad jis pakonsultuotų. Čia kaip paprastas įgūdis yra. Aišku, užsienyje tą atlieka vidurinis personalas. Pas mus galbūt yra daugiau, sakykime, iš entuziazmo. Kai kurie gydytojai tą atlieka. Bet toks jaunas rezidentas pabaigęs, šitoje vietoje matau labai didelę, kaip čia sakyti, pavojų, kad jis nuvažiavęs dirbti kažkur tai į rajoną, jisai tiesiog negalėtų to pritaikyti. Klausimas. Klausimas man yra toks, ar jūs norėtumėt pasilikti laiko atsakyti likusius klausimus? Ta prasme. Tiesiog, man pabaigti, aš noriu norėtumėt atsakyti ir kitus klausimus? Gerai. Ačiū. Nu, man toks ekspromtas šiandien gavosi. Aš norėčiau priminti, kad diskusija bus po pietų dar pusantros valandos. Kas šioje temoje, man atrodo, ypač svarbu, tai kad tikrai rezidentas baigęs būtų pasitikintis ir išliktų vis dėlto atviras tolimesniam tobulėjimui. Ir kad turėtų tokias kompetencijas, kad nesustingtų stresiniai būsenai iš tikrųjų. Turėdamas, sakykime, pacientą kad tu įtari krūtinės anginą, tu žinosi, ar ten net miokardo infarktą, tu žinosi papunkčiui, ką padaryti ir tikrai tau tas nekels tokio didžiulio streso. Tai tik tai tave sukaups ir tu tą padarysi labai greitai. Ar anafilaksinį šoką. Ką norėčiau pakeisti, kad etapinių gydytojų kompetencijos klausimas būtų išspręstas, tai nežinau, kaip tai galėčiau pati pakeisti, tai va, prisidėdama, diskutuodama, bet mokytojų vidinė motyvacija tikrai galvoju, kad galėtų būti didesnė ir aišku, patys rezidentai, kai kurie tikrai sutinku, būna tokie, kad maždaug ką čia šitas veikia, tikrai ir mūsų kurse tokių buvo. Ir rezultatas, koks galimas tikrai labiausiai tenkintų, jeigu tas ketinimų protokolas nenugultų stalčių. Ačiū labai. Evaldas Stropus, Sveikatos apsaugos ministerijos, sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių skyriaus vedėjas. Kodėl man svarbi šitą temą ir kaip su ją susijęs, kad mano tiesioginis darbas bus įgyvendinti šitą kompetencijų modelį. Man čia mums tai aplamai svarbu, kad tiek rezidentai, tiek gydytojai keltų savo kvalifikaciją ir būtų kuo geresni specialistai. Tai mūsų vienas iš užduočių yra tai, kurį mes įgyvendinam kiekvieną dieną ir šitas mano kompetencijų modelis tai bus vienas iš svarbesnių etapų, kurių padės tą užduotį įgyvendinti. Kas šitoje temoje man atrodo ir ypač svarbu, tai kaip aš ir minėjau, tai kad būtent pats įgyvendinimas, pats startas tos rezidentų kompetencijos jau yra didelis žingsnis, jau yra svarbu ir tai yra geras ženklas, kad mes siekime, kad būtų rezidentai, gydytojai paruošiami kuo geriau. Tai ir būtent jau pati pradžia ir būtent tas veiksmas, ir tikiuosi, kad jis ir tuliuosi tai, kad vis tik mes pabaigsime įgyvendinti iki galo. Kaip pavyksta, tai čia jau kitas klausimas. Ir tada tai, kad kitas klausimas, ką norėčiau pakeisti, kad etapinių gydytojų kompetencijų klausimas būtų išspręstas,
Tai vis tik aš tą klausimą tada, kaip jau minėjau, norėčiau perfrazuoti biškai kitaip, ne ką norėčiau pakeisti, bet ką turėčiau padaryti, ką turėčiau pakeisti, kadangi aš ir bus vienas iš tų, kurį turėsiu daryti. Tai reiks nenorėti, o reiks privalėti daryti. Ir penktas klausimas, koks galima šios diskusijos rezultatas Apolės stalo laboratorija, mane labiausiai tenkintų. Tai jau net ir pirmoji daly, klausant iš karto jau pasidarė aišku, kad bent jau didžioji dauguma čia esančių nori, kad tas modelis būtų įgyvendinamas ir tas rezultatas tai yra to modelio įgyvendinimas yra geriausias rezultatas, tas pritarimas, kad vis tik pradedam tą daryti ir darom, tai man tas labiausiai tenkina. Labai ačiū, bet aš dar neatiduokit mikrofono, turiu 2 patikslinančius klausimus. Kaip jūs ir prisimat, esat proaktyvus, prisimat atsakomybę ir sakot, nenorėčiau, o privalėčiau. Ar galėtumėt tiksliau pasakyti, tai kągi jūs privalėsite daryti? Tai vėlgi numatyta, kad ir artimiausiu laiku vis tik tai reikės parengti kažkokį veiksmų planą, ką mes turėsime, ką ir per kurį laiką turėsime įgyvendinti. Aš dabar negalėčiau iš tikrųjų sukonkretizuoti tiksliai, bet aš manau, kad čia dalyvaujančių visų tiek ir ministerijos, tiek ir universiteto, ir rezidentų atstovų, tai bus kažkoks vis tiek darbo grupė, kurį vis tik tai mes sutarsim, ką, kaip ir kada padaryti turėsime. Labai ačiū, labai stiprų dalyką pasakėt. Parengti veiksmų planą. Aišku, visi mes žinom, yra būdai, metodai, kaip tai daryti, bet jūs jau pažymėjote. Reikės parengti kažkokį veiksmų planą. Labai ačiū. Ir paskui pagal tą veiksmų planą toliau sekančius žingsnius. Ir dar vienas patikslinantis klausimas, į paskutinį atsakydamas. Jūs vis dėlto jį, reiškia, taip sakant, mūsų naudai paėmėte, kad norėtumėt, kad tai būtų įgyvendinta. Bet ką mes šiandien galėtume pasiekti? Bet klausimas yra, bet dabar, kas jums atrodytų geriausia, va šiandien, su kuo išeiti iš čia? Na, to ir teigiamų sprendimų, kad pradedam vis tik tai daryti. Sprendimas jau laikas pradėti daryti. Ačiū labai. Ačiū. Jau kada kalbėti, pradedam daryti. Sakykim taip. Tęskim. Sveiki visi forumo dalyviai. Gerai mane girdit? Aš esu Justina Januševičienė, sveikatos išteklių priežiūros inovacijų valdymo departamento direktorė iš Sveikatos apsaugos ministerijos. Mano vadovaujamas departamentas veda iš tikrųjų tokias, raktinės sritis, kurios turėtų spręsti šiandieną sveikatos sistemos problematiką, inovacijos, žmogiškieji ištekliai, elektroninė sveikata. Tai atrodo, kad turbūt nėra nei vieno vadovėlio ar recepto, kaip reikėtų geriausiai dirbti, kad čia pasiektum didžiausią proveržį. Tai mes dirbam taip, kad, suprasdami, kad jeigu darysim viską taip, kaip darėm šiandien, ir gausim tą patį, ką gavom vakar. Tai reiškia, reikia kažką tai keisti. Reikia ieškoti tam tikrų naujų veikimo būdų, reikia dėl jų susitarti, reikia dėl jų diskutuoti, reikia pradėti produktyvią diskusiją, kuri duotų tam tikrą apčiuopiamą rezultatą. Ir iš tiesų, man dirbant tokiam departamente yra labai paprasta ir labai lengva agituoti už technologijas, už tas technologinės inovacijas, bet aš svarbiausiu turbūt aspektu norėčiau pažymėti tai, kad nesvarbu, kiek technologijos būtų pažengę, nesvarbu, kiek daug galimybių mums duotų robotai, ką labai gražiai parodė Artūras, vis tiek žmogus lieka centre. Mes turime pasitikėti žmogumi, turime deleguoti žmogui tam tikras kompetencijas, turime išmokti susikalbėti tarpusavyje. Jokie robotai nepadarys to geriau, empatiškiau, negu tą padarys žmogus. Tai aš manau, kad čia turbūt pritarė tam visi. Ką norėčiau keisti? Aš tikrai, turbūt visi tikitės, kad aš pasakysiu kaip ministerijos atstovė teisės aktus. Bet tą labai gerai pasakė Karolis. Teisės aktai, įvairūs dalykai, normos, reikalavimai, prašai yra tik detalės. Keisti reikia mąstymą. Ir mes čia galim pradėti kartu keisti mąstymą, nes mąstymas yra įvairiose dimensijose, įvairiose lygiuose. Šitą dalyką reikia keisti. O rezultatas, iš tiesų, susitarimas. Susitarimas dėl to, kaip mes mąstymą toliau keičiam kartu. Tai tiek trumpai, aš labai tikiuosi, kad dar turėsiu progą pasisakyti ir po pietų arba šitos diskusijos metu. Ačiū. Ačiū, Justina. Tiesiog mana mūsų ausims. Susitarimas, keisti mąstymą ir beje ir teisės aktus. Ačiū labai. Labadiena, esu Gintarė Šakalytė, manau, kad keletą bent jau savo rezidentų mačiau čia, nors šiandien mano pozicija yra kitokia, dalinai kitokia.
nes aš šiuo metu dirbu Sveikatos apsaugos ministerijos viceministrė, tačiau jeigu pažiūrėsite mano interesų deklaraciją, ten likęs 025 profesorės LSMU kardiologijos klinikoje. Tai manau yra tema, kuri žinoma man iš abiejų pusių ir nežinau, ar tai yra pliusas ar minusas, nes kada žinai problemas, jie žiūri truputėlį kitaip. Ir labai gerai jis to pasakė apie mąstymą. Nes iš tiesų mąstymo problema, manau, kad yra kertinė. Tai nėra įgūdžiai, kompetencijos, bet tai yra mąstymas. Ir mąstymas, aišku, čia atsiprašau, įsiplėsiu, bet pasakysiu vieną pavyzdį, kurį aš dažnai kartoju. Tai buvo vieno mano kursioko patirtis šalyje, kuri yra geriausia sveikatos, viena iš geresnių sveikatos teikimo galimybių, tai yra Amerika, jisai ten turėjo rezidentūrą. Ir jam vienas rezidentūros vadovas sako, žinai, patikrink nauja mašina anestezijos ir tenais, ar viskas su ja gerai. Kitas tuo metu daktaras sako, žinai, tai padaryti kitą darbą. Nu, kadangi jo mąstymas buvo toksai, koks mūsų buvo prieš 20 metų, jis sako, tai ką aš dabar darysiu? 2 darbai, aš einu parūkysiu. Kuo tai baigėsi? Baigėsi tuo, kad ta mašina turėjo broką ir paprasčiausiai neventiliavo paciento, kada jis buvo pilnai miorelaksuotas. Ko tai baigėsi, žmogus užduso. Tai yra labai gera sistema, tarpinės kompetencijos, puikiai jie ten gyvena tose klinikose, išspaudžia 9 prakaitus, bet rezultatas yra toksai. Aišku, ten baigėsi viskas labai paprastai, draudimo kompanijos susimokėjo viena kitai. Tai čia yra tik tai toks rakursas į šoną, kad jeigu mes keisim teisės aktus ir nesikeis mūsų mąstymas, rezultatas bus nulinis. Ko aš tikiuosi iš šio proceso, kad galbūt gydytojas pasikeis kokybiškai, nes mums vienetų trūksta, bet niekas negalvoja, kad trūksta gero gydytojo. Ir jeigu mes pasakysim, šeimos daktaras yra tuo pačiu metu baigęs, tarkim dabar 25 metai ruošiami šeimos daktarai, ar jie yra vienodi? Sistema ruošimo yra vienoda, ar jie yra vienodi? Ne. Mano kolegos nėra vienodi, jūsų kolegos, rezidentai nėra vienodi. Tai šioje vietoje manau, kad mums reikėtų orientuotis į tą tikslą, kad daugumai pacientų būtų, daugumai rezidentų būtų sudarytos sąlygos turėti tas tarpinės kompetencijas ir iš kitos pusės galbūt tam tikras gal net ir lankstus laikas studijų, kad tas kompetencijas pasiekti. Nes iš tiesų į kokybę mes nelabai žiūrėjome. Kodėl tema svarbi, manau, kad jau pasakiau daugiau negu plačiai. Ką pakeisti, tai vėlgi sakau, kad daktarus ruoštume ne skaičiumi, bet ir kokybė, nes tas yra tikrai labai svarbu. Ko tikimės iš diskusijos, vėlgi visi nori kažkokio rezultato, kažkokio tai akto, kažkokios deklaracijos, bet mano galva tai yra proceso dalis. Ir jeigu tai taps proceso dalimi, tai bus pats geriausias rezultatas. Na, o deklaracijos, raštai, kreipimais jie visada padeda, bet jie neturi būti paskutinis, o tai turi būti tarpinis laiptelis. Ačiū labai. Aš tik noriu pasakyti svečiams, tobulų nėra ir mūsų mikrofonas irgi netobulas. Laikykit jie arčiau šiek tiek, gerai? Mes mokom garsiai kalbėti. Esu Viačeslavas Zaksas, dirbu valstybinėje ligonių kasoj, esu sveikatos priežiūros paslaugų departamento direktorius, bet kartu esu jūsų kolega, esu atidirbęs gydytojų daugiau nei 25 metus, bet ligoninė mano uždarė, tai atsidūriau ne krepšyje, bet rankinui. Kodėl man svarbu ir kaip aš esu susijęs. Mes apmokam paslaugas, praktiškai tai turėtų būti vienintelė mūsų funkcija, mūsų įstaigos. Apmokėti galima tik tai paslaugas, kurios suteiktos legaliai, kurios atitinka tam tikrus reikalavimus. Šiai dienai, jeigu kas nors iš mūsų pamatytų parašą, spaudą rezidento po paslaugą, mes jos apmokėti teisės neturime. Taigi, nuo šito darbo rezultato priklausys mūsų tolimesnis darbas.
Kas, manau, yra svarbiausia šitoj temai? Manau, kad svarbiausia čia yra atsakomybė. Kodėl dabar jum neleidžia dirbti savarankiškai? Nes yra atsakomybės klausimas. Yra atsakomybė jūsų mokytojų. Svarbiausia turbūt atsakomybė tų įstaigų, kurios teikia paslaugas. Man labai buvo keista matyti, kad pasikėlė gal keletą rankų, kad kažkas vienas pasilieka operacinėje iš rezidentų. Rezidentas neatsakys už tai, ką jis pridarys. Atsakys įstaiga. Ką norėčiau pakeisti? Gal nepakeisti. Manau, kad svarbiausia, kad kažkas pasikeistų, tai būtent ir reikalingas susitarimas tų dalių, kurias išvardinau. Tai jūsų mokytojų, universitetų, įstaigų, vainikos jau tie teisės aktai, samas, kuris galų gale už viską ir atsakys. Jeigu kas nors atsitiks, visi pamirš. Ir universitetai, ir įstaiga sakys, kaip čia tas samas leido. Rezidentam. Kas už tai apmoka, kaip čia taip. O rezultatas, čia minėtos deklaracijas ir taip toliau, aš truputį norėčiau ir tokio rezultato, kad jūs esantis krepšyje šitame, gal šiek tiek pagalvotumėt, kad būtų gal abejonių, ar jūs tikrai tą norit. Aš pats praėjau beveik visą tą jūsų kelią, puikiai žinau, kaip jūs jaučiatės, jūs dabar viską žinot, jūs esat labai stiprus. Kai padirbsit apie 10 metų, tada truputį jau kitaip pas save žiūrėsit. Tai suabejokit truputį. Ačiū labai. Legalizuoti. Man žodis raktinis. Legalizuoti tai, ką darom. Prašom. Sveiki, aš esu Juozas, podiplominių studijų centro dekanas Lietuvos sveikatos mokslo universitete, bet taip pat karts nuo karto dar dirbu ir gydytojų, ir dėstau studentams, laisvalaikiu tenka ir mokslinės veiklos nemažai vykdyti, tad esu į šią sistemą įklimpęs visais įmanomais būdais, bet šiandien šioje diskusijoje aš save turbūt visų pirma įsivaizduoju kaip ne vien kaip kažkokių tai institucijų atstovą, bet kaip visuomenės atstovą. Ir turbūt svarbiausias dalykas vis tik yra apie tai, ką mes kalbam, tai yra visuomenės interesas. O visuomenės interesas, kad jinai iš mūsų visų čia esančių gautų kokybiškas ir geras paslaugas. Tai yra neabejotinai mūsų prioritetas ir tai, ko mes siekiame. Kuo man ši diskusija svarbu, tai be abejo lygiai ta pati priežastis kaip Lietuvos piliečių, kad mes eitume, judėtume į priekį ir stengtumėmės, kad šita sistema taptų kuo geresnė ir patrauklesnė visiems. Tai, kas šiandien yra ypač svarbu, aš manau, vykstanti diskusija ir man be galo džiugu matyti, kad jaunieji gydytojai taip aktyviai, intensyviai dalyvauja šiuose procesuose. Tai neabejotinai yra mūsų visuomenės pilietiškumo didėjimo atspindys ir tas jūsų įsitraukimas ir noras spręsti šitas problemas yra be galo svarbus ir džiugus. Kitas svarbus aspektas, be abejo, apie kurį mes dar ir kalbėsim, tai yra pacientų saugumas ir teikiamų paslaugų kokybė. Ir judant toliau su etapinių kompetencijų įgyvendinimu, mes šitą klausimą turime labai gerai išdiskutuoti ir vertinti, kad bet kokie pokyčiai nesukeltų kažkokių tai paslaugų teikimo sumažėjimo, bet aš manau, kad tą galima padaryti ir mes turime visas sąlygas tam. O ko iš tikrųjų norėtųsi, tai norėtųsi bendros vizijos, kaip jau čia šiandien buvo minėta ir Justinos, ir kitų pasisakusių dalyvių. Lietuvoje yra daugybė tikrai gerų minčių, bet dažnai mes neturime bendros vizijos, tai šiuo atveju mes turime unikalią galimybę, tiek būnant tiek ministerijos atstovams, tiek universiteto atstovams, tiek jums visiems sudėlioti bendrą viziją, nes neturint bendros vizijos tikrai mes į priekį neišjudėsim tiek su etapiniam kompetencijom. O sutarimas dėl vizijos tai ir būtų tas tikslas, kas aš manau būtų svarbiausia šiandien, ką mes turėtume pasiekti. Ačiū labai. Sveiki, aš Kęstutis Petrikonis. Šiuo metu dirbu Lietuvos sveikatos mokslo universiteto prorektoriams studijoms. Iš tikrųjų, gal šiek tiek nuo mano šito pagrindinio darbo šita tematika yra šiek nutolusi.
nuo praeitų metų, bet kadangi dirbau ir gydytojų neurologų, ir bendrauju su tais rezidentai, žinau jų visas problemas, visas teigiamas ir neigiamas viso proceso, rezidentūros proceso pusės. Tai iš tikrųjų norėčiau tokį, vakar, kai jūs diskutavote, aš vieną tokią frazę išgirdau iš gerbiamo tokio dvasininko, kunigo, kuris tokį kaip ir istoriją papasakojo, gal yra kas girdėjo, kai ringe sustinka du kovotojai, kovoja muštynėse ir vienas kažkurio momentu persižegnoja. Tai sėdė jėzuitas ir jo klausia, šalia sėdintis sako, ar tai padės? Sako, jeigu mokės kovoti, tai padės. Tai jeigu pažiūrėti į šitą pasakojimą, taip, tai iš tikrųjų, jeigu rezidentai bus tiek aktyvūs ir ne tik aktyvumu organizacinė prasme, sistemos pokyčia, bet aktyvūs kaip ir patys rezidentai, tai iš tikrųjų ir šitas modelis, ir kompetencijų modelis, ir etapinių kompetencijų patvirtinimo, nustatymo modelis jisai padės. Jeigu jūs nebūsit aktyvus, iš tikrųjų joks modelis nepadės, kadangi aš ruošiuosi kitai savaitę vienam reikšmingam pranešimui, kuriuo nesu skaitęs apie istoriją, tai aš peržiūrėjau, kas tarpukario Lietuvoje vyko diskusijoje apie gydytojų rengimą ir iš tikrųjų labai radau vieną straipsnį, kuris kalbėjo faktiškai apie tai, ką mes dabar kalbam. 36 metų straipsnį. Ir jeigu vakar jūs kalbėjote apie inovacijas, šiandien buvo kalbėta apie inovacijas, taip, inovacijos gal kažkiek keičia gyvenimą, bet iš ties pacientas esminė figūra, apie kurią sukamės mes. Ir tos inovacijos vėlgi turėtų tą pagalbą padaryti ir geresnę, ir saugesnę, ką Juozas pasakė. Ir čia ne vienas pasakė, saugumas, patient safety and quality improvement yra pagrindiniai raktiniai žodžiai, kurie dabar siejami su bendrai rezidentūra ir edukacija, kuri yra medicinė edukacija. Mes vėlgi tarnaujam, labai gražiai buvo pristatytos ir kompetencijos. Jeigu aš pažiūrėčiau į savo kelią, taip, aš baigęs rezidentūrą, aš pagalvoju, taip, aš visas kompetencijas, kur Kanmedas parašė, aš visas turėjau. Visas kompetencijas. Bet va čia ir yra kitas lygis, kokiu laipsniu tas kompetencijas įgyjai. Tai va IPA ir visos bendrai tie žingsniai, kurie yra nustatyti, tai yra laipsnio nustatymas. Ir va ką gerai pasakė ligonių kasų atstovas, labai dėkoju, jisai pasakė iš tikrųjų, ar jūs tikrai norite turėti tą atsakomybę? Dar vieną atvejį. Praeitą savaitę aš buvau Jungtinėje karalystėje. Iš tikrųjų, ten didžiulės reformos su Brexitu ateina ir vėlgi gydytojai, kurie yra ne iš ten arba nebaigė rezidentūros, jie patiria didelį spaudimą. Mano kolega, kuris atvažiavęs iš Lietuvos, jis per pusmetį 6 skundus gavo. Neturėjo jis tiek skundų. Dėl to, kad jis yra užsienietis. Bet vienas atvejis, ką jis pasakojo ir ką aš vakar dar su juo perkalbėjau ir atvejai, kai pacientė atvažiuoja prasirūkius, mūsų žodžiais kalbant pijokę, atvažiuoja į skubios pagalbos skyrių dėl insulto. Insulto simptomai praeina, gydytojas, mano kolega, jisai ją bando įkalbinėti, kad jinai pasiliktų ligoninėje, nustato tyrimų planą, ką reikia padaryti, ir kardiogramą, ir plaučių rentgenogramą, ir kraujagyslių tyrimai, ir jinai įkalbinėja, ir vaikai jos, kad ne, mes neliksim toj ligoninėje, mes išeisim, bet jis vis tiek primiktinai paprašo, kad rezidentai jos nepaleistų. Ir galų gale jis tą atvejį užmiršta dėl to, kad rezidentai tą pacientę visgi paleidžia į namus. Po 2 mėnesių į ligoninę ateina prašymas jos krūtinės ląstos rentgenogramos, kad tai yra plaučių vėžys. Ir tas plaučių vėžys galėjo provokuoti tos protrombozinės būklės ir sukelti tą praeinantį priepolį. Bet jinai 2 mėnesius nebuvo diagnozuota, nebuvo plaučių vėžys. Ir atėjo ir apsisuko tą sistemą, vėlgi kaip suveikė sistemai saugumas pacientų, ir atėjo ir paskui ta pacientė buvo iškviesta ir jie buvo nusiusta pas gydytoją ir užpildytos visos reikiamos formos deklaruoti apie tokį įvykį, kuris įvyko dėl to. Iš tikrųjų, kas toje vietoje atsakys? Jisai sako, aš atsakysiu, dėl to, kad aš antspaudą uždėjau. Rezidentai yra visiškai, sakysit, Jungtinėje karalystėje galbūt saugi sistema. Sako, aš atsakysiu, kad aš galų gale neįvertinau, nors aš buvau, nes su juo buvo suderinta, ką jūs darote. Tai iš tikrųjų, ar jūs norėtumėte tokios atsakomybės? Bet ką jūs kalbėjote apie Olandiją kalbėjot, kad labai gera sistema, bet kai eina į teismą, eina abudu į teismą.
eina ir rezidentas, ir jo vadovas, bet atsako, aišku, didelė dalis tėva. Tai šitas vietas etapinės kompetencijos, jos yra tikrai labai jautri vieta ir mes turėtume kalbėti ir apie tai, kaip mes tą pasieksim. O dabar apibendrinamas, iš tikrųjų, ką aš norėčiau pakeisti, kad etapinių kompetencijų klausimas būtų išspręstas, aš norėčiau pirmiausia ne apie etapinės kompetencijas, bet apie kompetencijas rezidentūroje. Buvo paminėta, mes universitete labai daug padarėm nuo 8 metų. 13 metais mes įdėgėm programas kompetencijom remiantis. Jūs daugelis čia iš mūsų universiteto jūs dalyvaujat, bet jūs pažiūrėkit, kiek jūs pasinaudojat tais instrumentais. Tai aš norėčiau, kad iš tikrųjų apie kompetencijas bendrai mes pakalbėtume. Paskui apie etapinės, aišku, šiandien yra proga kalbėti apie etapinės, dėl to, kad galbūt čia kaip modelis, kaip į priekį kalbėti, kad mes galėtume ir kompetencijas bendrai spręsti. O iš tikrųjų, koks rezultatas mane tenkintų, kad mes šitam kontekste mes iš tikrųjų susikalbėtume. Manęs iš tikrųjų aš esu atsipalaidavęs, man nereikia jokio dokumento, bet jeigu mes susikalbam, tada kitą kartą mes susitikę galim ir dokumentą parengti. Ačiū. Labą dieną, aš esu Arvydas Gelžinis, esu LSMU universiteto podiplominių studijų centro prodekanas, taip pat aš esu ir kaip gydytojas, ir kaip skyriaus vadovas. Tai man yra aktualus šitas klausimas iš kelių pusių. Iš vienos pusės, aišku, kaip ir universiteto atstovų, iš kitos pusės kaip ir tam tikram administratoriui, kuris organizuoja darbą skyriuje, sprendžia tam tikrus klausimus ir ypač darbo jėgos klausimus jų paskirstymo. Kas man iš tikrųjų svarbu šitoj temoj, tai jeigu taip jau įvyktų, kad būtų tos kompetencijos, etapinės kompetencijos ir kaip pavadintumėm, kad tai būtų aiškus atsakomybės padalinimas. Kad jeigu jau vis tik tai mes skaitom, kad rezidentas įgijo kompetenciją, kad tai būtų labai aiškiai apibrėžta ir kad jisai atsakytų už ją. Kad nebeliktų dabartinio to neapibrėžtumo, kai mes dabar laikom, kad rezidentas yra kompetentingas, jis funkcijas atlieka, tačiau kartais net nematė, ką jis padarė, pasirašom papačią ir sakom, kad čia tikrai viskas gerai, bet vėlgi tą atsakomybę mes prisiimam. Tai yra viena iš tų problemų, kurią aš manau, kad turėtų išspręsti šitas kompetencijų įsteigimas. Kitas dalykas, aišku, yra rezidento pasitikėjimas savim. Galbūt jeigu tai būtų, jisai būtų aiškiai kažkaip tai teisinta, kad jis jau turi tam tikrą etapą praėjęs, jisai žinotų, kad taip jisai turi tas kompetencijas įgijęs ir jis tikrai gali pasitikėti savim, jam nereikėtų dėl kiekvieno dalyko bėgioti pas daktarą klausinėti. Ir aišku, trečias dalykas, tai yra, kad jeigu vis tik rezidentūra būtų padalinta į kelis etapus, galbūt atsirastų tokio daugiau spaudimo tiek dėstytojam, tiek gydytojam labiau dirbti su rezidentu. Prasme, kad jį greičiau spausti, kad jis išmoktų tam tikrus dalykus. Iš kitos pusės ir pačiam rezidentui galbūt atsirastų tam tikra kartais didesnė motyvacija. Jisai žino, kad tas laikas jo trumpas išmokti dar kitą dalyką ir jis galbūt irgi labiau reikalautų iš to gydytojo savo mokytojo, kad jis būtų išmokytas. Tai tokius bent jau aš matau kaip ir privalumus iš tikrųjų. Iš kitos pusės, vėlgi, kaip Kęstutis sakė, mes jau turim kompetencijom grįstą mokymo sistemą ir klausimas, vėlgi, jeigu jūs nesat patenkinti šitą dabartinę sistemą kaip mokymo sistemą, nekalbant apie juridinius dalykus, ar tikrai viską pakeis etapinės kompetencijos toks tiesiog savokas įdėgymas, ta prasme. Aš galvoju, į klausimą, ką aš norėčiau pakeisti, tai pirmą parašiau save norėčiau pakeisti. Ta prasme, ar tai, kad aš ruošiu rezidentas, kažkokią etapinę kompetenciją tikrai pakeis mano požiūrį tą rezidentą ir aš tikrai mokysiu kitaip, nei kad aš mokau dabar. Kažkaip prasme, aš dabar nelabai esu patenkintas savo darbu ir galbūt kiek to laiko galim skirti rezidentam, tai aš nežinau, tikrai tas pasikeis, jeigu mes dabar vadinsim, kad ne šiaip tiesiog kompetentingų darbo, etapinę kompetenciją parengiam. Tai šitą vietą, kalbant kaip apie save, aš kalbu ir turbūt apie kiekvieną gydytoją atskirai. Ta prasme, kad kiekvienas gydytojas, kuris dirba su rezidentais, jis irgi turėtų pakeisti save, savo požiūrį ir klausimas, ar tikrai negalima to požiūrio pakeisti be etapinę kompetenciją. Tai galbūt irgi klausimo diskusija. Iš kitos pusės, antras atsakymas į tai, ką aš norėčiau pakeisti, yra visus. Tie visi tai yra mūsų visuomenė, turbūt tam tikra mūsų visuomenės požiūrį gydytojai, ypatingai jauną gydytoją. Aš nežinau, galbūt ne chirurginių specialybių rezidentai arba jauni gydytojai su tuo mažiau susiduria, tačiau kai yra jaunas operuojantis gydytojas, dirbantis ligoniniai,
jis žino, kiek jis turi praeiti kančių, kad jisai gautų pacientą nuoperuoti. Ir tai net nėra apie tai, kad jam neleidžia operuoti, tai yra paciento pasirinkimas. Pacientas atėjęs į ligoninę turi teisę pasirinkti gydytoją ir dažniausiai, jeigu jis jau yra bent kažkiek, tai visada visi kažką pažįsta, su kažko paklausęs, su kažko pasišneka, su rūbininkė, su kokia slaugutė, su kažko, dar visada visi sužino, kas čia geriausiai operuoja ir jisai, jeigu iš vakaro nepasiprašė, tai iš ryto atbėgs ir sakys, bet aš noriu, ne, kad čia ne tas mane operuotų, o va šitas jau daktaras. Ir kažkuria prasme ta paciento teisė rinktis irgi apriboja vėliau jaunų gydytojų darbą ir jiem reikia, tikrai neretai ilgai laukti, kol jie tikrai įgyja tam tikrą vardą ir jau pacientai ateina pas juos tiesiogiai. Iš kitos pusės, jeigu tai bus rezidentas, kuris jau, pavyzdžiui, sėdi poliklinikoje ir konsultuoja pacientus arba atlieka tam tikras funkcijas, procedūras, ar tikrai, toks neapšviestas visuomenės atstovas norės, kad tai jam atliktų rezidentas, nesvarbu, kad jis jau turi tą kompetenciją formaliai įgyjęs. Tai visuomenės švietimas, aiškinimas, kas vyksta ir tam tikras suvokimas, kad galbūt atėjus į ligoninę ne visada reikia reikšti vien tik savo pageidavimus ir norus. Ir irgi yra, manau, kad labai svarbi dalis. Ko aš norėčiau iš tos diskusijos, tai galbūt dar kartą labai aiškiai apibrėžti tas problemas, kurias turėtų išspręsti etapinių kompetencijų teigimas. Mes taip kalbam, kas etapinė kompetencija toks kaip ir pats savaime likti būtų gėris, bet vėlgi tai nėra turbūt gėris pats savaime, tai sprendžia tam tikras problemas. Labai aiškaus tų problemų įvardinimo, apibrėžimo ir diskusijos platesnės aš truputėlį, bent jau gal aš ne visą dalyvavau, bet truputėlį pasigendu. Jeigu vėlgi mes sutarėm, kad tikrai etapinės kompetencijos yra tai, kas išspręstų tas problemas, tai be abejo būtų labai gražu pasiekti tam tikrą sutarimą ir, aišku, galbūt numatyti toliau sekančius žingsnius, kaip tai vykdyti. Ačiū labai. Ir ką man dabar rezidentūros koordinatoriai pasakyti, kai valdžia pašnekėjo. Arba kai ligonių kasų. Aš prašau, mano nėra čia ne vieno rezidento. Šiuo metu 3 ligoninės, turbūt Lietuvoje nedirbtų LOR pagalbos neteiktų, jeigu mūsų rezidentai ten nedirbtų, turbūt nelegaliai. Norėjau daugiau pasakyti, daugiau nesakysiu. Nes uždaryta jau tikrai 3 ligoninės, o šiuo metu visą savaitgalį be mūsų rezidentų. Reiškia, aš atvažiavau čia pailsėti, bet mane įdarbino, suprantate, dabar priverčia rimtai galvoti, kam buvau visiškai nenusiteikęs. Aš esu profesorius, NG ligų klinika, LSMU ir atstovauju Lietuvą. Kodėl man šis svarbi yra tema? Pirmiausia, dėl to, kad aš myliu Lietuvą, turbūt. Kaip sako Erlickas, patriotas arba idiotas. Ir iš esmės tai, kai išgirdau apie ką aš šnekat, aš dėl to čia atvažiavau, suprantat, dėl to etapinio. Ir mano pirmas klausimas buvo iš tikrųjų, kas čia sugalvojo. Ar čia ministerijai to reikia, ar čia reikia tiems rezidentams. Jeigu rezidentams šito reikia, tai aš nesuprantu. Reiškia, mano rezidentai LOR šitą viską turi. Nežinau, ar jie yra patenkinti. Reiškia, aš galiu tik džiaugtis, kad mes turime protingiausius rezidentus, nes mes turime vieną iš sudėtingiausių chirurginių rezidentūrų, bet kol kas valdžia galvoja, kad mes sugebam padaryti tą per 3 metus. Bet aš pradedu galvoti, kad mes tą padarysim ir per metus ar pusantrų, arba netgi per pusę metų, nes susirenka geriausi rezidentai, kurie yra labai motyvuoti ir nori dirbti. Tai reiškia, moduliai mūsų yra, ambulatorinis po pusės metų egzaminas, skubi medicina po metų ir jie dirba savarankiškai. Gydytojas būdi namuose ir mes esame įmesti į šitą sistemą jau keli metai, čia nežinau, nuo kada tas prasidėjo, bet čia buvo toks eksperimentas, kur liko iki šiol. Aš siuntu, man per mažai laiko ir paskui galvoju, kodėl aš dabar turiu pergyventi. Esminis klausimas yra, kokia kompetencija to rezidento turi būti. Jis pas mane išlaikė egzaminą. Pas kokius daktarai norite eiti dabar į tą priėmimo skyrių? Tas, kuris gavo 10 už tą skubę pagalbą, tas, kuris gavo 6. Ir tas egzaminą išlaiko. Jie turi tas kompetencijas pačias. Jie privalo ir gali atlikti savo funkcijas ir dirbti. Tai čia vėl, jeigu mes eisim galutinius klausimus, tai aš noriu, kad pasikeistų visa Lietuva, pasikeistų Lietuvos mąstymas, seimas valstybė, ministerija, apmokėjimas rezidentų ir visas kitas. Aš noriu gyventi normalioj šalyje ir tada tos kompetencijos to rezidento, aš manau, bus normalesnės. Reiškia... Mes tą etapinę kompetenciją esame išsprendę, bet aš aišku turiu tokių rezidentų, kur esminis klausimas. Reiškia,
jūs visi gražus, protingi esat, mes tą egzaminą darom, rodė čia tos japonus. Ne, vieni padaro, tai origami sulanksto per minutę, kitam reikia 5, kitam metų. Bet tas, kur metus dirbs, gal po metų bus protingesnis už tą ir geresnis chirurgas, tas, kur padarė tą pirmą kartą per minutę. Todėl, jeigu aš turiu tą etapinę kompetenciją, ar visi po pusės metų gali ginti tą kompetenciją? Gal jis po 3 metų turės puikiausią tą kompetenciją? Tai kas man mokės už tą rezidentą? Jeigu jis pas mane, pavyzdžiui, po 6 metų išeis puikus rezidentas ir kompetentingas, bet metų jis neįgalus toksai būti. Tai ką, kurioj vietoj jisai liks? Šitas rezidentas. Tai šitie sutarimai viskas tvarkoja, bet iš tikrųjų, tai ar čia iš jūsų ta iniciatyva eina, ar ne? Iš jūsų. Tai aš dar žalesnis pasidarysiu. Aš atstovauju Lietuvos sveikatos mokslų universiteto akušerijos ir ginekologijos kliniką. Kodėl man ši tema yra svarbi ir kaip aš su ja susijusi, iš tiesų pedagogika yra mano pagrindinis darbas. Nepaisant to, kad onkoginekologo darbas ir vadovavimas klinikiniam padaliniui tiesiog apvogė pedagoginį darbą, bet vis tik tiek studentų, tiek rezidentų rengimas yra mano pagrindinis rūpestis ir pagrindinis darbas ir aš to negaliu nesirūpinti. Taip kaip gydytojo sėkmės rodiklis yra jo paciento sėkmė, neįmanoma būti pačiam gražiam, protingam ir sėkmingam, jeigu tavo pacientui nepasisekė. Taip tikram mokytojui neįmanoma būti pačiam savo gražiam, protingam ir geram mokytojui, jeigu jo mokinys nepasitenkina procesu, jeigu jį netenkina mokymo produktas ir jeigu jis nesijaučia gerai. Vadinasi, nesvarbu, kokį klausimą iškeltų mano mokiniai, studentai, rezidentai, pirmiausia, aš turiu padėti jiems tą problemą išspręsti. Ar vėlgi, kalbant apie kompetencijas, man kaip ir Saulių pirmas klausimas, mintis pirmas šovė, kažko nesuprantu. Iš tiesų mes norėtume norėti, kad būtų etapinės kompetencijos, kad jūs atsakytumėte už visus savo veiksmus, nes mes tada nuo savo galvos nusimtume daugybę atsakomybių. Kad patys žmonės norėtų atsakyti, tai kažkaip nefiziologiška, psichologiškai. Mes visi norim veikti, bet norėtume už tai kuo mažiau atsakyti. Tada aš galvoju, ar jūs čia tas priešakinis jaunimas iš tiesų reprezentatyvi visų rezidentų grupė? Gal ten namuose visi, kurie sėdi griežia dantį ant jūsų ir galvoja, pridarysit jūs čia mums dabar tų etapinių kompetencijų reglamentavę. Taigi, nežinau, manau, kad diskusijose turi viskas paaiškėti, bet aš jaučiu savo pareigą padėti visiems savo mokiniam pasiekti tų tikslų, kurie nori. Beje, kartais turbūt paprotinti, jeigu kartais jaunatviškas maksimalizmas prasilenkia su realybė, atverti akis tose vietose, kur mūsų patirtis gali jums parodyti, kur slypi pavojai už jūsų labai gerų siekių, padėti jums, išgirdus mūsų informaciją, iš tikrųjų susidėlioti taškus ant į ir tikrai žinoti, ar noriu ir ko noriu. Ką turėčiau pakeisti? Iš tiesų, akušerijos ginekologijos rezidentūroje mes turim kur tobulėti, aišku, bet praktiškai kompetencijų tvarkos laikomės ir mes tą darome. Galbūt tai reikėtų tik reglamentuoti dokumentinę tvarką, surašyti, objektyvizuoti. Tai ir vienintelis dalykas tvarkos reglamentavimas. Įteisinimas to, ką iš tiesų mes ir darome ir galbūt teisinant surastume, kaip dar geriau tą padaryti, ką darome. O kokio tikiuosi rezultato šios dienos, taigi manau, kad dažnai būna susirinkimų, kur žmonės susirinkę kalbasi kelias valandas ir netgi kelias dienas, visi išsiskirsto ir tuo viskas ir baigėsi. Taigi, kad tuo nesibaigtų, ko gero kažkas panašaus į ketinimų protokolą, vienokį ir kitokį dokumentą, kuris labai paprastas dalis turėtų. Tikslas, priemonės ir kas dalyvaus tame siekime. Tiesiog lentelė, šablonas, kurį galima kitų susitikimų metu plėsti, tobulinti, detalizuoti, bet kad išeitume su konkrečiu tikslu ir veiksmų planu. Ačiū labai. Turėsim darbo, ar ne? Gali būti labai trumpas. Kažkaip, kai pradėjo artėti mikrofonas, kažkoks jaudulys užėmė viduje. Tai aš noriu pasinaudoti pirmiausia progą ir pasakyti jums nuoširdų ačiū, nes dalyvauju nuo jūsų vakar pradžios renginio šito ir aš įsivaizduoju, kad mums visiems reikėjo būti vakar, kad mes būtumėm įėję į šiandienos emociją, bet niekas neprarasta, mes dar turėsim tikriausiai galimybių
Šiaip esu Mindaugas Kliučinskas, akušeris ginekologas, rezidentų vadovas. Kodėl dabar man svarbi ši situacija? Taip jau gavosi, kad nuo 2009 metų esu Lietuvos Šveicarijos vieno iš projektų vadovas ir teko važinėti per visą Lietuvą, per visas ligonines, kur teikiama akušerijos neonatologijos stacionarinė paslauga. Ir tą, ką sako ir Saulius apie LOR specialistus, tą aš galiu pasakyti, kad rajoninėse ligoninėse daug kur dirba rezidentai, ar ne? Ir praeitais metais atlikta akreditacijos tarnybos patikra būtent antro A lygio paslaugas teikiančiose ligoninėse sako, kad bent iš 18 patikrintų ligonių 13 reikėtų stabdyti licenciją šitom paslaugoms. Ir viena iš priežasčių tai yra dirbantys rezidentai kaip medicinos gydytojai, neužtikrinantys šitos paslaugos kokybės ar netitinkantys aktų, ar ne? Todėl šiandien aš ir važiavau į šitą jūsų renginį kalbėti, šnekėti. Kitas klausimas, ar tikrai visose tuose ligoninėse turi būti teikiama šita paslauga, tai čia yra kitas klausimas. Bet jeigu jinai ten teikiama ir ten žmonės dirba 3-4 metų rezidentai tikrai turintys tam tikras kompetencijas, tai turbūt atėjo laikas mums nemeluoti vieni kitiems, o arba sakyti, kad tai tikrai negali būti, arba turim sakyti, kad turi būti su tam tikrom labai aiškiom taisyklėm. Kas šioje temoje, man atrodo, ypač svarbu? Žiūrėkit, mes vis šnekam, duodam tokius gyvenimiškus pavyzdžius vieni kitiems, kad va, ten buvo tai blogai ir ką Daiva sako, tai tikrai mes turėtumėm sakyti, kad mes norim atiduoti kaip galima greičiau jums tas kompetencijas, jums duoti tą atsakomybę už tai, ką jūs patys savarankiškai daro, ar ne? Nu, logiška būtų. Išmokiau aš tave, tada man bus interesas tave išmokyti kaip galima geriau, tą darom ir dabar. Problema yra apskritai rezidentų rengime, aš įsivaizduoju. Tiek turbūt mūsų universitete, tiek kitame universitete, ar ji yra tolygi ir vienoda visose klinikinėse katedrose ar klinikose. Ar šiandien yra standartizavimas? Vėlgi pavyzdys iš Lietuvos Šveicarijos projektų. Per šitus 3 metus paskutinius mums pavyko sustandartizuoti sveikatos paslaugų teikimą akušerijoje neonatologijoje. Mes Lietuvai parengėm metodinės rekomendacijas. Važiuoju į rajoninę ligonę ir sako, žinot, nu mums taip pasidarė viskas aišku, aš skaitau ir aš darau tą. Aš žinau, kad jeigu bus bėda, tai mane audituos pagal tą, o ne taip, kaip kažkuris ekspertas kažkur perskaitė ir paskui teisme rodo savo eksperto nuomonę, ar ne? Nes aš jau čia krūtesnis, aš truputį kitą kalbą paskaičiau. Mėlieji, kol nebus rezidentūros standartizuotos, kol jūs nesuprasite, kurioj vietoj vat, mano kompetencija jau ir baigėsi, ar ne, kiek aš turiu padaryti, kad ta kompetencija. Jos labai gražiai surašytos universiteto visame šitame reglamente, ką mes turim pasiekti. Bet ar tą padarom? Ir aš įsivaizduoju, ėjimas į šitą tarpinių kompetencijų būtų dar vienas mūsų žingsnis peržiūrėti rezidentūros kokybę, rengimo kokybę, atėjimas į tą momentą, kad mes tikrai tą darytumėm standartizuotai. Ne taip, kaip dabar išmanau aš pamokysiu, arba kaip išmanau profesorė Daiva, arba gerbiama Regina, ar ne? Mes turim visi turėti tam tikrą standartą. Dar vienas pavyzdys. Ultragarsinė patikra, nėščiųjų patikra ultragarsu. Ji vyko nuo nepriklausomybės ir priklausomybės metais, ar ne? Ir žinot, praeitais metais vis iš kiekvienos ligoninės turėjo galimybę žmonės pasimokyti 3-4 standartizuotų akušerinės nėščiųjų patikros. Ir ką pastebėjo mūsų mokytojai, ką tie patys žmonės sakė? Sakė, nu jūs atvėrėt mum akis. Sakė, mes anksčiau ten pamatydavom tą vaikelį, išmatuodavom tą vieną matmenį, dar mamai parodėjom vaizdelį, nu ir jau čia krūtas daktaras jau viską padarė, ne? Mėlieji, tai yra visai kita kokybė. Ir jeigu mes šnekam apie tarpinės kompetencijas, padarykim pirmiausia jas iki tų tarpinių kokybiškas. Nu, aš jau čia užsišnekėjau. Dar kokį klausimą. Koks galimas šios diskusijos rezultatas? Jeigu mes tik diskutuosime ir visi sakysim, taip suvienodinkim savo mąstymą, viziją, matymą, to reikia būtinai. Bet jeigu mes šiandien įsiskirstysim nepasakę kitos datos, kada susirinks aktyvi grupė ir pradės kažką daryti, tai praktiškai galim švilpauti. Ačiū. Tai
aš esu jaunoji, ką aš atstovauju, jaunųjų gydytojų asociacija, viena vertus atstovauju rezidentus, bet žymiai svarbesnė dalis, kurią aš dabar jaučiuosi atstovaujantį, šiandien yra pacientai. Aplinkui mane dėja yra labai daug sergančių žmonių. Vieni jie serga labai sunkiai, kiti serga vidutiniškai sunkiai, treti turi galbūt psichinės sveikatos problemų. Ir aš pastarąjį mėnesį tai vien tik tai sprendžiu paslaugų prieinamumo problemas. Ir tai yra taip sunku. Ir aš atstovauju pacientus, nes aš žinau, kad jiems kompetencijų Lietuvoje tai labai trūksta ir prieinamumo paslaugų. Man šita tema dėl to ir yra labai svarbi, nes aš noriu, kad aplinkui mane esantys žmonės, kurie negaluoja, galėtų tada, kada reikia laiku, gauti visas jiems reikalingas paslaugas. Aš tikiu, kad reabilitacijos rezidentas, pavyzdžiui, reabilitacijos rezidentas šoko terapiją alkūniai pažeistai gali suteikti pats be papildomos kito gydytojo priežiūros, kas dabar nėra leidžiama, dėl to šoko terapijos reikia laukti 3 savaitės. Tai labai keista yra. Ir dar, ką aš noriu pasakyti, tai aš atstovauju tuos pacientus ir noriu padėkoti už atvirumą profesoriui Vaitkui, gydytojui Kliučinskui, nes čia ir yra tiesa, ar ne, mes turim, ir aš, kas šioje temoje man atrodo ypač svarbu, tai tiesa ir, kodėl mes bijom įvardinti taip, vat yra taip, LOR akušerijos paslaugos nebūtų teikiamos savaitgalį Vilkaviškyje, jeigu ten nedirbtų rezidentai, kurie dabar yra kažkaip ten pridengti ir taip toliau. Tai tiesa yra labai svarbi šitoj temoje, dar labai svarbi yra bendrystė, nes be bendrystės mes nepasieksim, kad tos kompetencijos įvyktų. Ir kalbant apie atsakomybę, kuri irgi labai svarbi šitoj temoje yra, tai aš vis tiek nesuprantu, kuo čia keičiasi ta atsakomybė, kai tu būni rezidentu 4 metus ir tada vis tiek visą gyvenimą būni gydytoju ir už viską atsakingu. Tai vis tiek kažkada turėsi ją prisiimti. Tai tu išmoksti tą savo darbą daryti, vieną kažkokį holterį vertinti. Ir gauni tą atsakomybę ir vertini juos, kaip vertinsi po 20 metų, taip ir dabar vertini. Ką norėčiau pakeisti? Tai norėčiau sumažinti baimės, norėčiau padidinti pasitikėjimą savimi kiekvieno, norėčiau leisti drąsiai pasakyti, čia taip pradžioje aš sakiau, bet kai jau pasakė viską drąsiai, tai supratau, kad viskas gerai, yra taip pat galvojančių. Ir aš turiu labai daug patirties visuomenės sveikatoje, kalbant apie priklausomybės, taip pat ir panašiai. Ir ten yra įrodytas sveikatos psichologų, jie žino, kad pirmiausia žmoguje turi pasikeisti elgesys ir tik po to pasikeičia jo mąstymas. Žmogus negali nustoti būti priklausomas, pavyzdžiui, nuo alkoholio ar rūkymo, kol vis dar rūko. Taip nevyksta. Jis pirmą turi mesti tai daryti, o po to po truputį priklausomybė mažėja. Tai lygiai taip pat ir čia. Pirmą mokytojai turi pradėti mokyti ir po to jau jie pradės mąstyti, kad wow, kaip smagu mokyti, kaip gerai mokyti, kaip smagu. Pirmą pacientai turi pradėti gauti iš rezidentų viešai, tvirtai paslaugas ir tada tie pacientai pradės mąstyti, kad tu kaip gerai čia gauti tą paslaugą iš jauno gydytojo aktyvaus. Ir koks galimas rezultatas, tai aš irgi manau, kad turi būti aiškus punktai parašyti, ką mes turime toliau daryti ir kaip daryti, kada kur ateiti, kada susitikti su ponia Januševičiene, kada atvažiuoti pas profesorę Šakalytę, kada darbo grupė pradeda dirbti ir taip toliau. Tai tiesiog labai konkretus rezultatai. Ačiū. Labą dieną visiems. Aš esu Regina Mačiulevičienė iš akušerijos ir ginekologijos klinikos, čia mes 3 atstovaujam. Rezidentų mūsų nematau, pakelkit rankas. Dirba. Yra. Žinot, kodėl paklausiau, kad sakyčiau tik tai tiesą, nes bus iš karto balsas už nugaros, kai pradėsiu meluoti. Tai aš esu rezidentų vadovė jau turbūt daug metų ir atsakinga už akušeriją, nes pas mus vis tiek specialybė akušerija ginekologija, tai kuruojam 2 kolegės ir docentė Railaitė ginekologija, aš akušerija, tai rezidentai sako 2 mamos, bet gana griežtos. Pirmiausiai tai noriu pasveikinti jūsų iniciatyvą ir labai myliu jaunus žmonės ir džiaugiuosi, kad jūs esat aktyvus ir tikrai širdį tikiu, kad jūs visą tą užkūrėt reikalą ne dėl to, kad jums būtų patogu gyventi, kad jūs daugiau uždirbtumėt, bet iš tikrųjų iš meilės pacientui. Dėl to, kad suprantat, jog svarbiausia tai, kad pacientas nenukentėtų nuo mūsų veiksmų, kad jis jaustųsi saugus ir kad mes jam suteiktume kaip įmanoma geresnę paslaugą. Bet tą paslaugą suteikti gali tik tai žmogus, savim pasitikintis ir gerai besijaučiantis, atliekant savo darbą. Ir iš tikrųjų mes daug apie tai kalbėjom ir yra pas mus ir rezidentūros komisija, kuri susirenka
reguliariai. Yra ir rezidentūros vadovai. Mes vienas žmogus, rezidentūros vadovas, turim vieną arba du rezidentus, kur jau tiesiogiai kontaktuojam ir sprendžiam ne tik tai tokius dalykinius klausimus, bet ir jautrius psichologinių aspektų, asmenybės formavimosi klausimus, problemas psichologinės, su kuriamis susiduria rezidentas darbe. Taip kad dažnai diskusijai paskutiniu metu ypač iškyla toksai klausimas: mūsų pačių mokytojų elgesys ir pagalba tam jaunam žmogui. Iš tikrųjų, labai daug kur turim tobulėti. Būkim atviri ir pridėję ranką prie širdies pasakykim savo. Dažniausiai darbo yra daug, mes skubinam rezidentus, yra tik tai nurodymų lavina. Naujas pacientas, imam tuos tyrimus, darom tas intervencijas, skiriam tą gydymą ir tam jaunam žmogui atsiskleisti, tas tarpelis būna gana susiaurintas. Taip kad tiesiog turim pirmiausiai mes patys išmokti išklausyti, tada eiti į tokią dalykinę diskusiją su rezidentu. Ir aišku, taip auginsim tas kompetencijas ir palaipsniui, būtinai jas diferencijuodami, ir visiškai pritariu tam etapinių kompetencijų įsigaliojimų teisiškai klausimui, tik tai labai reikia mums gerai pagalvoti, kaip ta kompetencija bus įvertinta. Tai ne tai, kad pasirašai ciklo pabaigoje visiems rezidentams ir visi turi pliusą, tas įvertinimas dažnai būna irgi labai geras, toks simboliškas. Tai turi būti turbūt labai gerai apgalvota tos kompetencijos įvertinimo sistema, už tą atsakingas žmogus ir ne vienas. Dabar atsakingas yra tik ciklo vadovas, ir tas žmogus irgi turi jausti labai didelę atsakomybę pasirašydamas už tą kompetenciją. Dėl to, kad yra labai skirtingas ir kompetencijų lygis, juk mes ypatingai chirurginėse specialybėse suprantam, kiek reikia žilų plaukų, kad atsirastų galvoje, jog tu vis tiek tu su jauduliu eisi į kai kurias situacijas, ar ne? Ir kitas dalykas tai yra elementarios paslaugos, kurios jau įgyjamos po pirmųjų rezidentūros metų, kai tu esi tikras, kad jis padarys taip pat, kaip ir padarys žmogus, atliks ar tą procedūrą, ar kitokią medicininę paslaugą, kaip žmogus pradirbęs daugiau negu 10 metų. Ir vat būtent tas įteisinimas, kad rezidentas gali pasirašyti, jo parašas galioja, jisai gali išrašyti receptą, jisai gali išduoti nedarbingumo lapelį, jisai gali atlikti tam tikrus veiksmus ir turi kompetenciją suvokti, kada jau jisai turi siųsti į aukštesnį lygį, tai manau, kad tikrai turėtų būti įteisintas ir su pilna atsakomybė rezidentas pasirašo ir visur tą atsakomybę neša. Tai tiek. Kągi, wow, čia tai bent rankina. Čia yra tiesiog kasykla įžvalgų. Aš tikrai labai dėkingas visiems, kurie dalinosi. Kaip jaučiatės? Bėga šiurpuliukai per kūną, ką? Iš tikrųjų, tai savo padėką norėčiau pradėti nuo vienos istorijos papasakojimo ir pasakysiu, kas man ją priminė. Tai gerbiamas Mindaugas, dėl to, kad pasakė, būtų buvę gerai visiems vakar sudalyvauti, kad žinotumėte, kas čia dedasi. O aš norėčiau papasakoti istoriją, kad čia sėdintys žmonės, ypač tie, kurie inicijavo, jie puikiai žino, kad tai yra procesas. Ir čia yra Transform 2. O pirmasis Transform buvo skirtas suprasti, kas mes esam. Ir kaip žmonės, ir kaip asmenybės, ir kaip sistemos dalys, ir kaip specialistai, ir kaip funkcionuoja sistema. Ir pamatėm net sistemos dalis. Ir kvietėmės čia sergančius pacientus, ir kvietėmės čia slaugos specialistus, ir sielovadininkus, ir kunigus, ir teisininkus, ir filosofus.
visi žmonės aukojo savo laiką, kad mums padėti susiprasti, kas mes esame. Todėl, profesoriaus Sauliaus, čia yra proaktyvūs žmonės, jie ir stebina, jie nori prisimti atsakomybę. Atsirado tokių. Tai va, taigi čia yra tik antras žingsnis ir ačiū jums, kurie išmintingai sakot, palaukit, čia viskas iš eilės, čia reikia apgalvoti. Tai ačiū jums, kad jūs mums padedate tai daryti. Dėkuoju dar ir tiems komandai, kurie prisideda, kad su mano kukliu dalyvavimu mes stengiamės padėti šitiems jauniems žmonėms metodologiškai. Mes suprantam tikslų, savybės, mes žinom, kaip kūriamos strategijos ir šiandien beje turėsim tam mokymus ir taip toliau. Ir žinom, kad bet koks sekantis žingsnis turi turėti datą, tiesa, kalbėjom, jisai turi būti pozityvus, aiškus, specifiškas ir mes būtent to jūsų ir klausim, kaip jūs mums patartumėt, kuo turėtų baigti šios dienos diskusija. Pamatysim po pietų. Pietus artėja. Aš dar kartą dėkoju jums už tikrai labai svarbias įžvalgas ir man susidarė toks įspūdis, kad mes dabar pasičiupinėjom, palietėm sąrašą krypčių, tokias kaip gairės, su kuo teks padirbėti. Aš paminėsiu, leisiu savo pasakyti, gal tik kas 10 jūsų išmintį, bet iš tikrųjų mes supratom, kas vyksta šitoje laboratorijoje. Atsirado iniciatyva. Kolbose kažkas burbuliuoja. Iniciatyva yra ir norinčių prisimti atsakomybę yra. Bet jiems reikėtų pasvarstyti, kad šitas klausimas svarbus ne tik jiems, visiems svarbu ir pacientui svarbu. Mums reikia įsivardinti visas be išimties suinteresuotas grupės. Gal ne vien pacientą pamatysim. Mums svarbu šviesti visuomenę ir likusius gydytojus, ne tik rezidentus, kad jie suprastų ir ne tik kas čia inicijavo, ministerija ar jūs patys. Bet kad ir visi žinotų, kodėl to reikia, ko mes norim pasiekti. Be abejo, ačiū už patarimus ir mes priimam. Viską reikia legalizuoti, standartizuoti, įteisinti, aprašyti, tvarkas nustatyti. Tai kyla reikalavimai ir mokymo bazėms, ir mums mokytojams, iš mūsų pareikalaus. Be abejo, mes suprantam, reikia optimizuoti rezidentūros programas. Jos turi atitikti šitą jūsų siekį. Be abejo, mes turim keisti požiūrį, mąstymą, bet jis nuo to ir prasideda. Mąstymą keisti reikia, Simona sako, reikia pradėti elgtis kažkaip kitaip. Mes kitaip ir elgiamės. Atvažiavam šeštadienį, kol kiti dabar arba ilsisi, arba rūpinasi savo karjerą, šlifuoja, skaito kažką, tai mes dirbom ir kitiems. Mes bandom elgtis kitaip ir bandom keisti pirmiausia savo mąstymą. Kodėl paminėjau pirmąjį transformą? Todėl, kad mes suprantam procesą ir bus trečias transformas ir ketvirtas. Pirmasis buvo suprasti, kas mes esam. Šis skirtas suprasti, ko mes norim ir paversti tą norą į suformuluotą, taisyklingą tikslą. O sekantis bus, kodėl mes to norim ir dar ketvirtas bus, o kaip mums tai gauti. Taip, kad kviečiam, procesas tęsis, mes gal neįvardinsim šiandien sekančio forumo datos, bet aš matau iš jūsų veidų, sekantis forumas bus. Nes mums reikia aiškios vizijos. Ir ačiū dar kartą Simonai. Aiški vizija negalima, bet tiesos. Mes turim suprasti dabarties realybę. Neprisimerkti prieš nieką. Nei prieš mėgantį gydytojo budėjimo metu, nei tai, kad pacientas iš tiesų perkasi saugumą, pagal čia buvo minėta gydytojo reputacija, pasiklaus, kas čia geriausiai operuoja, kas čia vedėjas, o kada tas jaunas, reiškia, gaus tą praktiką. Kodėl čia mes kalbam apie korupciją, niekaip nerandam jos priežasties. Priežastis paprasta, pacientas moka ne už paslaugą, pacientas moka už saugumą. Jis nori, kad galėtų pasitikėti. Kiek kartų sulaukiu klausimų, daktarė, patarkit, pas ką čia ateit, su kuo kalbėtis? Sakau, yra registratūra. Ne, aš noriu, kad jūs patartumėt, kas čia geriausias. Jūs ką, negirdėjote tokių klausimų? Girdėjote. Taigi, mes turim kurti naujus elgesio modelius ir mes turim prisimti atsakomybę. Ir dar, mes nusipelnėm pailsėti ir pavalgyti. Todėl 5 minutėm anksčiau aš dar kartą dėkoju visiems ir skelbiu fiziologinę pertrauką prieš pietų pertrauką.